Atvažiavo tai paprastai, kaip pas savų žmonės, davė dovanų ir tuos prietaisus. Kaip čia taip vyksta paprastai? Tai vyksta nepaprastai, tai vyksta jau 7 metus, kadangi mūsų savivaldybė rūpinasi gyventojų saugumu, jie į tai žiūri atsakingai, tai pastoviai per socialinės paramos rūpybos skyrių skyrė lėšas dūmų detektoriam įsigyti. Nu ir taip pat dovanas irgi nupirktos tam, kad vaikai irgi atsimintų mūsų apsilankymą ir galėtų saugiau elgtis taip pat su ugnimi, taip pat ir tėvam priminti, kaip elgtis, nes irgi jie išklauso pamokas ir patiria tėvam. Šiandien kalbam įvairiausius priešgaisrinius pažeidimus. Esam, ką kaminai dabar? Prie ko kaminai? Kaminai prie to, kad galim labai greitai likti be stogo. Tai vat, mes matom puikų pavyzdį, kur yra tikrai avarinės būklės, matosi nutrupėjęs netgi viršus. Jau mechaniškai jisai pavojingas, kad nenukristų plytą ant galvos pro šalį einančiam. Bet jisai yra apiręs ir jisai tikrai netvarkingas, jau suskilęs bus ir ties stogo konstrukcijom. Ir kaip jau minėjau, kad užsidegus suodžiam tokiam kamine, jis tikrai kelia didelį pavojų. Čia matom, kad namas tikrai yra ne vieno buto ir aišku yra kaminas yra bendro naudojimo ir todėl matys žmonės nesusitarė draugiškai, kas sutvarkytų tą kaminą. Ir vat problemas labai atsiranda, kada yra tokiose vietose kaminai, kad žmonės ir susipyksta netgi dėl tų dalykų ir jie patys tokiam pavojui gyvena. Tai dažniausiai dėl ko? Pinigų gaila, galvoja, kad tai yra nesvarbu, kažkaip taip? Tai čia tikriausiai tas abejingumas ir nuomonė, kad tikrai man tas neatsitiks. Taigi šalia, va ten yra namelis sudegęs. Nu tai va, iš kito klaidų. Šalia namai ir jokių pamokų. Iš savo klaidų tikriausiai tik pasimokom. Ne, tai yra abejingumas paprasčiausiai savo ir kitam. Nu, čia tokie mandrus kaminai, kas čia per kaminai? Tai va, čia jau matosi tvarkingesni kaminai, dėl to, kad jau jie yra įdėti vadinami įdėklai. Jau jisai tikimybė mažesnė, kad jisai užsineš ar užsidegus jo viduj mažesnis pavojus. Bet tokiam kamine, kaip minėjau, gali užsidegti tarpas tarp kamino ir to įdėklo. Bet, sakykime, dar čia vienas yra trūkumėlis, vieno kamino, kad pats mūras nėra apsaugotas nuo kritulių. Nuo sniego, nuo vandens, kada vanduo šaldamas, ardo ir kaminas trupa. O va, dešiniau mes matom kaminus. Taip. Geltono. Aha. Tai va, tie jau kaminai yra apsaugoti nuo kritulių ir yra su įdėklais. Jau dar mažesnė tikimybė, kad jisai neš bėdos. Gerai, Donatai, o tuos baus galima žmonės, kurie nesusitvarko savo kamino? Nu, reikia už juos pagalvoti, jeigu jie patys nepagalvoja, juos reikėtų nubaust, kad jie priversti juos daryti tai. Nu, galima juos nubaust, bet bauda, jeigu pirmą kartą, jam 12 litų 50 centų. Tai manau, kad juos reikėtų tik tai paskatinti ir kitom priemonėm. Privers susimastyti, kad jie neša pavojų ir jie nusibaus patys. Va. Paprastai tos poveikia baudos priemonės mes suprantam, kad jos nėra tokios veiksmingos ir tikrai mes nenorim patys, kad mes būtum nubausti. Tai mes ir dėkingi, kad žmonės pamato ir išgirsta ir tikriausiai susimastys. O įmanoma dabar pabandykime, mes taip lengvai paprastai kalbam. Kiek kainuotų va tokia remontas? Grubiai, paprašyti sumūryti tą kaminą. Maždaug 100 litų, 200 litų. Nu, aš manau, kad kelis šimtus kainuotų. Žiūrint, kokia būklė yra po stogu. Jeigu jisai nuo perdangos reikėtų permūryti, nu tai aišku daugiau. Bet jau matom, kad jau šitų plytų nepanaudosim. Kitur tikrai todėl labai svarbu laiku tą dalyką padaryti. Ir būna, kad keletos eilių plytų tik pamūryti reikia ir jas apsaugot nuo kritulių. Kamino pačią plokštumą, patį viršų. Ir tada tikrai kamino amžius tarnavimo tikrai prasitęs. Ir mes matom užsidegusią žolę prie keliukom, galimai nesargiai numesta nuorūka ar degtukas. Ir mes, būdami neabejingi, turėtume nesunkiai užgesyti tą degančią žolę parankinę priemonę.
Tai paprasčiausiai kilimėlį. Jo, mes važiuojam, jeigu su automobiliu, mes turim kilimėlį, ar mes turim striukę kokią, jau kurios negaila. Ir vat mes jo nusilaužę eglišakį, mes dar ją nesunkiai galime užplakti. Vat jeigu, aišku, didelis gaisras, mes to dalyko nepadarysim aukšta žolė, bet va tą mes susitvarkėm labai paprastai ir nesunkiai. O gesintuvų neverta naudoti gesintuvų? Aišku, galima gesintuvą, bet jeigu mes galim... Gesintuvas tokiu atveju nieko daugiau nepadės negu, sakykime, tokios priemonės. Minėjot, kad būna. Ar kiekvienais metais būna ta žolės deginimas ir toks deginimas pavojingas, agresyvus? Ar būna tokių metų, kad būna iškenčia žmonės nepadegę? Manau, kad neiškenčia, nėra tokių metų buvę. Bet labai priklauso nuo oro sąlygų. Ir, sakykime, 6 man regis metai, 2006 metai buvo sausringi ir mes turėjom žolės gaisrų, apskritai atvirų teritorijų gaisrų, virš 200, beveik 250. Tai iš bendro gaisrų skaičiaus tai beveik 70%. O šiaip apie 50% eiliniais metais būna didesnių, mažesnių, bet atvirose teritorijose, žolės gaisrų. Ir čia matom problemą, kad yra nenušienautos pakelės, nešienauti reiškia plotai privatus galimai ir jie nėra prižiūrimi ir čia labai didelė tikimybė, kad užsidegs, kada sausas laikas ateina. Anksčiau sakydavo, kad žemė taip patręšiama, kad sudeginam, pasitrečia žemė ir čia yra viskas tvarkoj, seneliai, senoliai taip darė ir čia yra viskas gerai. Senoliai mūsų su vyžom vaikščioja, bet mes dabar to nenorim daryti. Ne, tai yra, manau, mūsų, rimtai kalbant, tai yra parodo mūsų mentalitetą, mūsų kultūrą ir tikrai gamta pati susitvarko ir jeigu yra tokia vieta, kur auga žolė, ten veisiasi ir labai reti vabaliukai ir reta gyvūnija, vadinamas rekreacinės zonos ir jos dėl to, sakykime, ir nėra šienaujamas netgi parkuose. Radvilišky mes irgi turim, sakykime, parkas yra dalis nušienauta, yra dalis, sakykime, kuri palikta, nes yra retos augalų rūšis ir reta gyvūnija. Tai čia ir norisi akcentuoti, kad tai yra mūsų sąmoningumas. Nuo žaibo neužsidega kiekvieną dieną po 5 kartus. Ir tai mūsų numestos nuorūkos, palikti laužai prie poilsiavietėse, prie vandens telkinių. Tai čia yra mūsų problema pačių. Kad turėtų atsakomybės, turėtų sąžinės prieš save, prieš gamtą, prieš artimą, kad vienas kitą įspėtų, sudraustų, ne iš piktos valios. Yra viena iš dorybių, blogai darantį sudrausk, nemokantį pamokyk. Ir nedaryk to, ko nenori, kad tau darytų. Tai tikrai norisi, kad žmonės iškilus problemai tikrai kreiptųsi į Radviliškio priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Tikrai nelauktų to laiko, kad tarpusavy atsirastų pykčiai, skundai, kad tas būtų galima spręsti taikiai. Pasimokykime iš Ukrainos. Mes pademonstravome, kaip galima, turint sauso tipo norių kostiumus, išgelbėti žmogų, be pavojaus pačiam ugniagesiui gelbėtojui. Jis palieka sausas, nesušala, nebijo įkristi, o po to mes pademonstravome, kaip galima išgelbėti žmogų, neturint naro kostiumų, naudojantis parankinėmis priemonės, paprasčiausias kopėčios ir gelbėjimo virvė. Pririšamas kopėčios su virvė ir žmogus ištraukiamas. Labai greitai, jeigu netoli. Kodėl tos pratybos vyksta dabar? Jos ne šiaip juokais vyksta, nes žmonės vis dėlto yra kvaili, jie lipa ant ledo, jie įsivaizduoja, kad čia viskas gerai. Tai kodėl tos pratybos vyksta dabar? Tas ledas yra labai skirtingas. Rudenis būna vienoks, plonas, slidus, dabar jis yra storas, bet iškorėjęs, jis neturi stiprumo.
Ir vat žvejai mėgėjai, arba taip žmogus vedžiojantis šunį gali laisvai įkristi ir kažkur tai, ar gali būti properša, ar tai srovė upės išplovusi, ar šaltinis, ar paprasčiausiai eketė iškirsta, ar išgręžtos skylės. Ir tai, jeigu žmogus įkrito, kviečiasi pagalbos. Iš artimiausios komandos nereikia važiuoti Šiaulių naram. Iš artimiausios komandos gali atvažiuoti ir nedelsiant suteikti pagalbą. Tik tai, aišku, reikia kažkas paskambinti 112. Na, o pats į eketę įkritęs, ką turėtų daryti, priminkit? Į eketę įkritus reikėtų, kol nesušalęs, pabandyti išlipti. Jeigu ledas laiko, tai įmanoma padaryti. O jeigu ledas nelaiko, jeigu keletą kartų lipant ledas lūžo ir tu vėl įkrenti, tada reikėtų užsikabinti už krašto, laikytis ramiai. Jeigu turi smaigus, išlipsi. Jeigu smaigų neturi, tada jau eketės kampą įsikabinti ir laikytis ir šauktis pagalbos. Neišeikvoti paskutinių jėgų, nenuskęsti, įsilaikyti už krašto. Turėti švilpuką patartina? Būtų gerai, bet kad mes nelabai nešiojamės nei virvės, nei švilpuko. Mobilų telefoną? Mobilų telefoną, tai būtų gerai paskambinti, jeigu jis nesušlapo dar. Tai gelbėjimo kostiumai, su kuriais, kaip matėt, demonstravo mūsų gelbėjimo tarnybos vyrai, kad gali ir ledinėme vandenyje suteikti gelbėjimą. Manau, kad aišku geriau, kad to kostiumo panaudojimo nereikėtų, kad niekas neįlūžtų, neatsirastų šaltame vandenyje, bet kai turi apsaugos priemonę, tai manau visada yra saugiau. Turėjo tokias kostiumus tik Šiauliai. Radviliškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba jų neturėjo, tai savo rajono aptarnavimo zonai tikrai greičiau galės pasiekti reikalui esant. Ir ar negaila savivaldybei buvo nuo tų 100 000? Kiek kainavo? Ne. Kiek? 9 000. 10 000 tai nėra tie pinigai, nes turbūt nei vienas negalim pasakyti, kiek kainuoja žmonių saugumas. Ir manau, pinigai ne visada viską nulėmė. Ir sakykit, jūsų priešgaisrinė tie statutiniai ar čia savivaldybei priklauso? Čia statutiniai. Čia savivaldybė pirko? Tai vis tiek, jie priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, nors jie ir priklauso Šiauliams, bet jie aptarnauja Radviliškio rajono teritoriją ir rūpinasi mūsų žmonių, mūsų rajono gyventojų saugumo. Čia mes matome cheminės apsaugos kostiumą Trelčiam. Jis yra 1B tipo. Yra 1 ir 2 tipo kostiumai. Šitas yra aukštesnės apsaugos lygis. Ką tai reiškia? Reiškia, kad jis apsaugo nuo cheminių medžiagų ir oras yra tiekiamas balionus nešiuojant virš kostiumo. Parodykime gerai, parodykime. Tai va, čia yra parodyk, balionas yra nešiojamas virš kostiumo. Gali būti ir po kostiumu. Bet tai čia nesmė. Kokiem įvykiam, kaip pavyzdį, kad žmonėms būtų aišku, kas gali įvykti, kur tų cheminių medžiagų gali būti? Ar yra buvę jau Radviliškai koks nors cheminis sandėlys, ar kokia gamykla, ar trąšos kokios, kas gali būti? Radviliški, nežinau, bet Šiauliuose yra buvę tikrai ir jie yra gan dažnai naudojami. Paprasčiausiai apsaugo nuo amoniako, nuo bet kokių dujinių medžiagų ir nuo skysčių, nuo purslų. Ir ugniagesys gelbėtojas jaučiasi apsaugotas. Kostiumą sudaro, reiškia, pilnai reikia užsidėti kaukę, užsidėti pirštinės guminės, kurios taip pat nepralaidžios chemikalam. Su šito balionu ugniagesys gali dirbti apie 20 minučių. Po to jis yra pakeičiamas ir vėl galima dirbti.